labai daug iš mūsų atėmė. Žalios lentelės, vėl visi suerzinti. Tokios reakcijos buvo prieš keletą metų, kai buvo nuimtos žalios rodyklės. Po ilgų diskusijų, kartu su Vitalijumi Šeršniovu ir kitais kolegomis, patikėme projektą Seime, kuris situaciją pakeistų iš esmės ir ne tik dėl žalių rodyklių. Pakeitimo tikslas yra leisti kelių savininkams, tai yra Via Lietuvai ir visoms savivaldybėms pačioms spręsti, kur ir kada jos gali įrengti lenteles su žaliomis rodyklėmis. Šiuo metu tokios galimybės nėra. Tikrai Seime daug diskutuojame apie apskritai savivaldos savarankiškumą. Šiandien kaip tik priėmėm įstatymą, kad labai lankščiai netgi savivaldos galėtų elgtis su savo finansais, atlaisvins juos, priimti tam tikriam sprendimam, investicijom. Bet kai kuriuose klausimuose tokiuose kaip šis, žalias rodyklės, dėdės ir tetos iš Vilniaus nurodinėja savivaldai, kur sukti kairę, kur sukti dešinę. Tai perteklinis reikalavimas. Savivaldybės turi kompetencijų pačios spręsti, kaip turi būti organizuojamas eismas, kad būtų ir saugu, ir patogu čia gyvenantiems. Tai vienintelis atvejis, kai Susisiekimo ministerijos reguliavimu kelių savininkai įpareigojami gauti atskirą TK leidimą šioms rodyklėms įsirengti. Kitais šviesoforų įrengimo ir eismo organizavimo klausimus tokio derimo nereikia. Tikiu, kad šitas projektas priėmimo stadijoje gali sulaukti palaikymo. Jo labiau, kad palaikymo yra tikrai visose frakcijose, o pateikimo stadijoje balsavo tik vienas prieš. Prie šios iniciatyvos prisidėjo daugiau negu 40 Seimo narių. Toliau šitas projektas bus svarstomas pavasario sesijoje Seime.